Sveiki. Tai šiandienos tema yra, kai mes jau praeitam įraše kalbėjom, kai mes nusistatom poreikį, nusistatom biudžetą ir maždaug žinom, kokiam diapazone mes ir kokius automobilius galim žiūrėti. Tai dabar kitas klausimas, kaip nepasiklysti toje gausoje įvairių modelių, gamintojų ir panašiai. Pradėkime nuo to, kad mano asmeninė nuomonė ir ką aš dažniausiai rekomenduoju žmonėms, tai išskirtinai japoniškas markės, tai Toyotas, Lexusus, tam tikrais atvejais Honda, Subaru. Kodėl? Pagrindinė priežastis tai yra dėl to, kad tai yra patikimi gamintojai, turi išdirbtas technologijas, nekelia didesnių problemų žmonėms, nes reikia suprasti vieną dalyką, kad kai žmogus kreipiasi su pagalba ieškant automobilio, tai jisai tikisi, kad tas nupirktas automobilis tarnaus ilgai ir nekelsim didelių rūpesčių ir aišku išlaidų. Tai per ilgametę tą patirtį ieškojimo būtent japoniški automobiliai, ypatingai Toyota, Lexus markės automobiliai leidžia, sakant, išrinkus tinkamai, nupirkus tinkamai, jaustis ir pačiam ramiam ir žmogui nepatirti bent keletą metų jokių tokių didesnių išlaidų. Dabar, aišku, yra įvairių žmonių ir be abejo norai skirtingi yra ir nebūtinai tos mano įvardintos markės gamintojai jie išpildys arba atlieps tos norus, ką mes norime ir ką kiti žmonės gali norėti. Tai yra ir kitų automobilių, tai šitoj vietoj kaip nepasiklysti ir kaip teisingai pasirinkti arba kaip bent jau tą riziką galimų gedimų išlaidų sumažinti iki minimumo. Tai realiai, ką aš siūlau visą laiką pasidaryti, jeigu ieškote patys, tai be abejo investuoti laiko ir pasiskaityti paprasčiausiai bent jau internete, į Google paiešką susivesti, kokį automobilį arba kokį modelį norite, kuris jums patinka ir pasiskaityti, kokie yra dažniausiai gedimai ir panašiai. Kitas dalykas, labai dažniausiai padeda elementariai atsidaryti, pavyzdžiui, kokį nors Autopliusą ir vėlgi, net be modelio konkretaus, o tiesiog išsifiltruoti automobilius tam tikrų metų ir, pavyzdžiui, su variklio gedimais. Ir jūs pamatysite, kad kai kurie modeliai tikrai ir kai kurios variklių modifikacijos labai dažnai pasikartoja. Ką tai reiškia? Tai reiškia iš principo, kad tie automobiliai yra linkę labiau gesti ir rizikingesnė yra, nes jų yra didesnė pasiūla su defektais. Nes jeigu automobilis yra patikimas, kokybiškas, didesnių bėdų nekelia, tai dažniausiai nebus ten daug skelbimų pasikartojančius to pačios modelio modifikacijos. Čia dabar naujas topas yra, ko pastaruoju metu susiduriam, tai mažalitražiai varikliai, ypatingai Renault, Peugeot, Nissano, kažką labai mėgstamų pas mus. Pavyzdžiui, 1.2 benzininis turbininis variklis 85 kW, iki 96 kW modifikacijos galite pasižiūrėti, beveik kiekvieną savaitę atsiranda koks nors kažką su variklio defektu, kuris buvo aptarnautas atstovybei, turi visus įrašus su maža rida, bet jau su variklio defektu. Tai reiškia, kad iš principo tokį automobilį su tokia modifikacija variklio pirkti yra rizikinga, ypatingai jeigu jūs pats nesat mechanikas ar panašiai. Kitas dalykas irgi toks, kaip sakant, mažas triukas yra, nepagailėkit laiko, pasižiūrėkite arba tos pačiose skelbimų portaluose, kur parduoda detalėmis automobilius, pasiskambinkite, pasiklauskite, sakykime, jūs dominančio automobilio su tam tikra modifikacija, kad ir tos pačios variklio, pavarų dėžės kainos. Ir vėlgi, jeigu matot, kad tenais kainuoja 200-300 eurų variklis ir kiekvienam skambinančiam, kurio klausite, kiekvienas turi, tai reiškia, kad tai iš principo tikėtina, kad nėra problematiška modifikacija, problematiškas variklis. Ir priešingai, jeigu ten variklio kaina ten siekia 1000 ir daugiau ir jų nėra, kiek skambina beveik nieks neturi,
tai reiškia, kad su šita varikliu yra bėdų ir tokį automobilį nusipirkus tokių variklių greičiausiai turėsite problemų arba didesnių išlaidų netolimoje ateityje. Tas pats ir su pavarų dėžėmis yra, ten, sakykime, gal mechaninės pavarų dėžės yra mažiau rizikingos, automatinės daugiau rizikingos, bet vėlgi, tiesiog tokį pasidarus, tiesiog apsiskambinimą, pasidomėjimą, jau galima susidaryti tam tikrą įspūdį, ar verta veltis su tam tikrų modeliu ir tam tikrą modifikaciją ar ne. Kitas dalykas, ką irgi svarbu žinoti, tai čia mes pakalbėjome apie tos, sakykime, problematiškesnius modelius, problematiškesnės komplektacijas, modifikacijas mašinų, bet vėlgi, jeigu neturite laiko, sakykime, ten nagrinėtis, klausinėtis, skambinėtis ir sakykime, nenorite kitiem žmonėm mokėti pinigų už tai, kad jums parinktų ir tą informaciją apdorotų ir surastų, kaip sakant, susiaurintų paieškos lauką, tai tiesiog bendri kokie yra patarimai, kad pradedant, sakykime, varikliais. Tai jeigu jūs ieškote daugiau mašinos, kuri bus važinėjimo mieste, tai mano patarimas nepirkite dizelinio variklio. Tai vienas dalykas, kaip ir esu minėjęs ankstesnėme įraše, dizeliniai varikliai dažniausiai turi daugiau komponentų, kurie linkia gesti. Tai, sakykime, tai patys purkštukai, turbinos, filtrai įvairūs DPF ir panašiai, kurie užsikiša, ypatingai jeigu važinėjat mažesniais atstumais, jeigu variklis neužkaista iki darbinės temperatūros, daugiausiai naudojamas mieste ir panašiai. Tai automatiškai turės didesnės išlaidas. Kitas dalykas, kad vėlgi turėkite omenyje, kad jeigu, pavyzdžiui, vokietis perka dizelinį automobilį, tai jisai pirks jį didesniems atstumams. Tai jeigu perka didesniems atstumams, tai vadinasi, kad bus dažniausiai daugiau ir nuvažiavę tie modeliai. O vokiečiai didesnius atstumus važinėja autobanais. Kam teko važinėti Vokietijoje, tai žinote, kad greičiai yra dideli, tenais jau labai negaili. Tai vėlgi, dažniausiai nusipirkus tokį automobilį, greičiausiai bus didesnės išlaidos, nes variklis jau bus, sakant, didžiąją dalį savo resursų išnaudojęs. Na, nebent rasite su maža rida ir, sakykime, ten tikrai aiškia istorija ir aišku, kaip ir kas ten važinėjo, aptarnavimai tvarkingi ir panašiai. Bet vėlgi, aš laikausi nuomonės, kad dizelį apsimoka pirkti išskirtiniais atvejais, jeigu jis naudojate darbui, tai reiškia važinėja didelius atstumus ir kiekvieną dieną pirmin atgal ir per metus daro tikrai didelis kilometražas. Na ir aišku, nebent kažkokiais tai būdais jūs tą dizelį gaunate ir neturite kur jo dėti. Bet čia jau išskirtiniai atvejai, apie juos nekalbėsim, nes realiai kalbam apie standartiškai naudojamą automobilį, šeimos poreikiam ar panašiai. Dabar kiti du pasirinkimai, kurie yra, tai yra pirkti, sakykime, daugiau tokie tradiciniai šiuo metu, tai yra pirkti benzininį ar rinktis hibridinį. Tai, sakykime, jeigu jūs renkatės iš japoniškų automobilių, tokių kaip Toyota, Lexus, tai tikrai neverta bijoti hibridinio varianto, ypač jeigu jis turi tvarkingą istoriją, tvarkingai aptarnautas, nes Toyota buvo viena iš pradininkių hibridinių sistemų ir tikrai ištobulino pakankamai gerai, didesnių gedimų, tvarkingai aptarnaujant automobilį nėra. Aišku, priklauso ten nuo ridos, kaip eksploatuoti ir panašiai, bet šiaip ganėtinai patikimi automobiliai. Bet ir ypatingai, jeigu jūs, sakykime, naudosit daug automobilį mieste, kamščiai ir panašiai, tai tikrai jums pasiteisins ir dėl ekonomijos, ir tiesiog dėl tokio ramesnio, tylesnio važiavimo. Bet vėlgi, jeigu automobilis dažnai stovės arba dažnai bus naudojamas ir už miesto, tai tos ekonomijos, sakykime, neliks ypatingai už miesto, nes didžiąją dalį laiko dirbs benzininis motoras, variklis. Kitas dalykas, stovėjimas ilgas ir nevažinėjimas hibridiniams automobiliams, ypatingai akumuliatoriams pagrindiniams didiesiams kenkia. Ir tada gali būti, kad ta baterija pagrindinė taip ilgai nelaikys. Tai tokiais atvejais, jeigu, sakykime, kad ir važinėjat nedaug, nedažnai, sakykime, į savaitę 1-2 kartus ir ten 3-4 dienas automobilis stovi, daugiau jį naudojat galbūt užmiesčiui, tai aš tada rekomenduočiau benzininį variklį.
nes jie yra mažiau lepus ir jiems taip nekenkia tas ilgesnis pastovėjimas, nes nereikia pastoviai iškrauti baterijos, tiesiog nereikalauja tokio didelio aptarnavimo. Čia tik tai aišku yra dar tam tikrų niuansų, vėlgi jeigu kalbam apie kitus gamintojus, ne Toyotos, arba jeigu kalbam apie jau naujus modelius, ten 19-20 metų, tai ten keitėsi technologijos, atsirado tiesioginiai purškimo varikliai, kurie vėlgi turi savų niuansų, nes technologija priartėjo dyzelinio variklio technologija ir vėlgi komponentai kaip turbinos, purkštukai aukštas slėgio atsirado. Tai ten jau reikia pasiskaityti ir grįžti prie to, ką kalbėjom šio įrašo pradžioje, pasidomėti dažniausiai pasitaikiančiais gedimais, pasidomėti variklių kainomis ir panašiai, kad susidarytumėte įspūdį, ar verta pirkti tokį automobilį ar ne. Toliau dar yra vienas pasirinkimas, kuris šiuo metu toks buvo labai išpopuliarėjęs, dabar šiek tiek populiarumas pakrito, bet, kaip sakant, tai technologijos, tai yra elektriniai, pilnai elektriniai automobiliai. Tai mano nuomonė, kad bent jau šiuo metu vis dar Lietuvoje nėra pakankamai išplėtotas tinklas, kad apsimokėtų tokį automobilį turėti, jeigu negyvenate nuosavame name arba neturite krovimo vietos, sakykime, priskirtos darbovietėje ir panašiai. Bet jeigu, sakykime, gyvenat name arba turite tikrai priskirtą parkavimo vietą, kur galite įsikrauti automobilį grįžę namo arba darbe, tai kaip antras šeimos automobilis tikrai galėtų būti. Ir vėlgi čia elektriniai automobiliai, jie savo konstrukciją dažnai yra paprastesni negu standartiniai vidaus degimo variklių varomi automobiliai, todėl tinkamai nusipirkus ir prižiūrint turėsit ganėtinai tokį, kaip sakant, patikimą, mažai rūpesčių keliantį transporto priemonę. Dar vienas gali iškilti klausimas, tarkim, alternatyva dyzelinių automobiliui pirkti automobilį, kuris varomas benzinų dujomis, arba nusipirkti benzininį automobilį ir statyti dujas. Gali būti kaip opcija, bet vėlgi reikia įsivertinti, kiek jūs realiai važinėsite. Jeigu jūs važinėsite daug, tai daug aš vadinu daugiau negu 10 000 per metus kilometrų, tai galima galvoti apie tokį variantą, kuris leistų sutaupyti pinigų, nes dabar kol kas dujos yra ganėtinai pigios Lietuvoje ir atsipirktų, sakykime, tai dujinė įranga. Bet vėlgi yra tam tikrų niuansų, kad reikia pasidomėti, ar, sakykime, į tam tikrą benzininį motorą gali būti papildomai montuojama dujinė įranga, nes tikrai ne visus variklius rekomenduojama arba gali būti sumontuota įranga. Kitas dalykas, reikia turėti omeny, kad variklis, jisai varomos dujomis vis tiek jo resursas mažės. Dėl to, kad dujos yra ganėtinai sausas kuras ir anksčiau ir vėliau atsiranda tam tikri variklio gedimai, dėl to, kad tepimas nebūna toks geras, kaip, sakykime, benzino arba dizelio varomų automobilių. Čia gali ekspertai įvairūs ginčytis ar nesiginčyti, aš tiesiog kalbu iš savo praktinės patirties, ką mes esame matę ir su kuo esame susidūrę. Klausimas, aišku, ar jūs tiek privažinėsit, kol tas automobilis ir tas variklis suges, bet vėlgi, jeigu net nenuvažiuosit tiek, parduosit po to automobilį, tai kad nebūtų po to, kad jums grąžins dėl defekto, nes tik pardavus išlys kažkokie tai niuansai. Dabar kitas dalykas, ar pirkti automobilį jau su sumontuota dujų įranga, ar geriau susimontuoti pačiam, tai mano asmeninė nuomonė, geriau nusipirkti tvarkingą benzininį automobilį ir jeigu viskas gerai, pavažinėjus ten, sakykime, 2-3 mėnesius, per kuriuos jau gali kažkiek tai išlysti dalykai, kurių nematėm iš karto pirkimo metu, kur negalėjot nepastebėti. Jeigu viskas gerai, tada tiesiog galite susimontuoti įrangą ir tada važinėti savo. Turėsit naują įrangą, garantiją ir žinosit, kad automobilis kiek nuvažiuoja su tom įranga, kiek jūs nuvažiuoti galėsit ir panašiai. Nes kai perkat jau sumontuotą dujų įrangą, jūs nežinot aišku, kiek ir kaip buvo eksploatuota, todėl galimai teks investuoti į pačios dujų įrangos atnaujinimą ir plus gali būti, kad variklio resursas bus gerokai sumažėjęs, dėl ko jūs turėsite didesnės išlaidas ateityje.
galbūt išskirčiau tik tai kelis atvejus, kai, sakykime, gamykliškai buvo montuojamas, pavyzdžiui, tokius automobilius kaip Subaru dujų įrangos, tai ten tam tikros modifikacijos buvo jau gamykliškai sustiprinami tam tikri variklio elementai, kur galbūt labiau vertėtų tokį automobilį pirkti jau su gamyklinė dujų įranga, negu pirkti be ir statytis, nes tiesiog resursas tokio variklio didesnis vien dėl to, kad jau gamyklai buvo numatyta, kad bus su dujų įranga ir sustiprinti tam tikri elementai, kurie greičiau sudyla. Bet čia vėlgi tokie niuansai, kur nežinau, ar kiekvienam vartotojui prieinama bus informacija ir ar norėsis gilintis tenais, ar buvo ar nebuvo. Tai toks gal universalesnis yra patarimas geriau pirkti ir vėliau susimontuoti dujų įrangą, jeigu yra toks poreikis. Bet jeigu nėra poreikio, tai aš visą laiką už tai, kad tai, kas yra gamykliška, tai turi likti gamykliška. Nebent jūs ten perkat ir modifikuoti automobilį jau savo pramogą, o ne kasdieniam važinėjimui.